16 kartą vykusioje Šiaulių verslo ir pasiekimų parodoje dalyvavo beveik 200 įmonių ir organizacijų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos ir Baltarusijos. Parodoje tradiciškai prisistatė ir Šiaulių universitetas. Kadangi šių metų verslo ir pasiekimų parodos tema yra 3E – ekologija, ekonomija ir energetika, mes iš tikrųjų pabandėme parodyti, ką mes turime visais tais 3E. Tai pradedame nuo ekologijos temos, gamtos mokslų fakultetas, toliau einame ekonomijos įvairius aspektus paliečiame ir šeštadienį energetikos bus tokia savotiška diena. Technologijos fakultetas pristatinės įvairius energetinius bandymus, kaip ten galima sutaupyti ar kaip kokie dalykai veikia. Ir docentas Lankauskas pristatinėja vėlgi vieno žmogaus edukacinį stendą, kaip energetika plačiaja prasme gali būti naudojama. Man tai labai paliko gerą įspūdį mūsų stendas, ypatingai meniniai šitie akcentai, ekologija akcentuojantis. Visada prie universiteto stendo visada būna daug lankytojų, kadangi tai yra universitetas, jauni žmonės, ir galbūt tėveliai ateina pažiūrėti prieš rekomenduodami savo vaikams stoti į mūsų universitetą. Esu iš edukologijos fakulteto ir atstovauju be abejo JAM. Taip pat skatinu žmonės studijuoti mūsų fakultete bei kalbinu juos, aišku. Edukologija kaip specialybė iš tikrųjų yra labai universali. Ji ugdo pedagogą, kuris sugeba bendrauti su vaikais, tėvais ir be abejo atstovauja švietimo procesui. Tad ir iš tikrųjų, baigus šias studijas, gali dirbti iš tikrųjų labai daug kur. Labai džiaugiuosi, kad čia dalyvauju, nes galiu pristatyti savo fakultetą, tai yra humanitarinį, ir paraginti ateiti kitus žmonės studijuoti šį tikrai šaunų fakultetą. Dėl ko verta humanitarinį rinktis? Humanitarinį verta rinktis visų pirma todėl, kad ten yra labai maloni aplinka ir glaudus ryšys tiek su dėstytojais, tiek su kitais studentais. Mes čia atstovaujam grynai aplinkotyros katedrą, mes čia pristatom aerobiologinius tyrimus, tai yra žiedadulkių tyrimus, nes Šiauliuose yra tokia stotis, kuri gaudo tą žiedadulkes, tyria jų pasiskirstymą ore. Lietuvoje yra 3 tokios stotis, viena Vilniuje, Klaipėdoje ir pas mus Šiauliuose, tai mes turim tokią žiedadulkių gaudyklės, tyriamės, kaip jos sklaidosi ore, kaip kenkia žmonėms. Studentas parodos lankytojus ragino pildyti ir žiedadulkių dienoraštį. Tai yra polendiary.com tinklapis, kuriame žmonės gali pildyti informaciją apie savo simptomus, kaip jie jaučiasi pavasarį, vasarą, kiekvieną dieną, kaip jie įkvėpus, nes, pavyzdžiui, kiekvienos žiedadulkės yra tam tikras simptomas. Pavyzdžiui, įkvėpus vienų žiedadulkių pradeda ašaroti akis, kitų pradeda tiesiog bėgti nosis, liaudiškai sakant. Ir vedant šios duomenis mes galim susisteminti visą informaciją apie tos žiedadulkių tyrimus ir jie yra siunčiami į Europos bazę.